7 metus iš eilės į Kauno miesto rotušę skuba jaunimas. Čia vyks Kauno miesto jaunimo apdovanojimų ceremonija, kurios metu bus apdovanotas pats aktyviausias, pats geriausias ir pats šauniausias Kauno miestui labiausiai nusipelnęs jaunimas. Ką jūs esate tokio gero padarę Kaunui? Mūsų organizacija jau 13 metus rengia visam miestui, visiems miestiečiams žinomą renginį Sielų, kuris būna per Vėlines, eina žvakelių jūra nuo arkikatedros iki Spietų soborą. Mums net nežinant, realiai nominavo šį renginį buvusi taip pat studentų atstovybės narė, dabar fakulteto darbuotoja, tai galima sakyti, kad fakultetas nominavo Sielų kaip metų jaunimo renginį. Gal galite pasakyti, Kaune yra labai daug jaunimo ir kaip jūs atsirenkate? Iš tikrųjų, tai visą laiką, kiekvienais metais pats jaunimas siūlo būtent tai jaunimo organizacijas, tai jaunimo lyderius, būtent mūsų Kauno miesto jaunimo reikalų tarybai ir susirinkę posėdžio metu mes iš visų nominantų iš tikrųjų išrenkam tuos pačius pačiausius. Mes visi jaunimo reikalų tarybos nariai, kurią sudaro tiek savivaldybės tarybos nariai ir administracija, tiek būtent jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovai, būtent ir apsprendžiam, kam galima būtų būtent šiais metais skirti jaunimo tam tikrus apdovanojimus. Ir ką jūs tokio esate nuveikę? Na, iš tikrųjų, kadangi mes esame vienintelė organizacija, kuri jungia visus medicinos studentus Lietuvoje, tai mes prisidedam prie kauniečių sveikatinimo, organizuojame įvairias akcijas susijusias su kauniečių tiek sveikata, tiek prevencinėmis akcijomis, mažinant alkoholio, tabako vartojimą ir panašiom veiklom užsiemam. Na ir kas jumis pasiūlė čia dalyvauti? Iš tikrųjų, šį kartą buvom nekuklus ir nusprendėm patys save pasiūlyti. Na ir kaip manote, ar jūs laimėsite? Būtų labai smagu. Kviečiame miesto merą tarti sveikinimo žodį. Noriu pasveikinti visus su Kauno jaunimo dienomis ir tradiciškai džiaugiuosi tokia gražia tradicija, kad yra teikiami Kauno jaunimo apdovanojimai. Na ir ką jūs esate padarę Kaunui? Su labdarą padaręs invalidų vežimėlių, vaikštynių nemokamą, sudarėm daug renginių pakankamai ir jaunimui, ir seniorams, taip pat visų padovanojimų ir maisto esam, kas neturi priteklių šeimoje, ta prasme, labdaringas veiklas tiesiog atliekam, nes žinom yra kaip sunku, o mes esam jauni, dar stiprus, drąsus ir užsidirbsim viskam. Kauno jaunimo reikalų tarybos iniciatyva ir vyksta šie apdovanojimai jaunimų. Na, tai jūs esate vienas iš organizatorių? Galima įvardinti ir taip. Tai būtent mes inicijavome šitus apdovanojimus ir jau eilę metų būtent apdovanojame gražiausias iniciatyvas iš jaunimo pusės Kauno mieste. Kiekvieni metai, galima sakyti, vis skirtingi yra, nes kiekvienais metais jaunimas vis sugalvoja kažko naujo. Tai jeigu taip žiūrint į nominuojančių skaičių, tai iš tikrųjų yra bangos tokios jaučiamos, bet tikrai nėra iniciatyvų stygius ir nėra taip, kad burtume iš oro, ką čia reiktų sugalvoti ir ką nominuoti. Kaune iš tikrųjų jaunimas yra aktyvus. Pagal kokius įvertinimo kriterijus yra atrenkamas jaunimas? Vėlgi, į kiekvieną nominaciją iš tikrųjų ar organizacija jaunimo, ar pats jaunimas susibūręs neformalią grupę nominuoja ar tai vėl organizacija, ar kažkokį tais asmenį, tai mes atsižvelgiam iš tikrųjų, kiek žmogus prieš tai jau buvo matytas viešoje erdvėje, kas nominuoja už kokius nuopelnus ir tada iš tikrųjų būna ir taip, kad gan aršiai pasiginčiame, kas vis dėlto tais metais turėtų vienoje ar kitoje nominacijoje gauti tuos laurus. Ir ką jūs manote apie tokius jaunimo renginius? Na, žinot, jaunimas tikrai turi labai daug iniciatyvų, mieste parodo ir tos nominacijos 6, kurios šiandien bus apdovanoti geriausiai, manau, pagyvino miesto gyvenimą, labai paspartino. Kaip jūs manote, Kaune jaunimas yra aktyvus ar pasyvesnis? Aš galvoju, kad Kaunas yra studentų miestas, reiškia jaunimas aktyvus. Na ir ką jūs nuveikėte Kaune? Mes įsikūrėm prieš porą metų, tai turim nuveikę gal 22 renginius didelius Kauno mastu pasidarėm. Turim 7 veiklas pastoviai vykstančias savanoriškas
papildomą dar turim saugumo padalinį, vadinkim, kuris vakarais vaikšto jaunimas ir užtikrina saugumą Kauno mieste. Ir dar kartu padarėm 6 žygius, vadinkim, mūsų didvyrių takais, pagrindinė partizanų. Ar jaunimas savanoriškai įsijungia į jūsų veiklą? Taip. Viskas paremta tik tai visuomeniškų ir pilietiškumo ir pilietinės pareigos vykdymo principų. O kokio amžiaus jaunimas pas jumis? Aš manau, apie 23 metus galima duoti, 22-23 metai. Studentai pagrindinė. Pirmą kursą, trečią kursą. Ir kaip jūs manote, ar Kaunas yra aktyvus miestas? Jis Kaunas aktyviausias miestas. O kodėl? Tai kad čia Lietuvos širdis, čia viskas prasideda, viskas nuo Kauno prasideda. Jeigu istoriškai pasižiūrėsim, viskas rutuliuodavosi nuo Kauno. Ir tas visos iniciatyvos, visos pilietiškos, aš manau, prasideda Kaune. Jūs jau einat antrąją kadenciją, jeigu neklystu. Na ir kaip jaunimas keičiasi? Na, sunku pasakyti, kiekviena karta, kiekvienas jaunimas ir ypatingai, sakau, kartos yra išskirtinės, kaip sakoma, buvo Gėlių vaikai, buvo Kalantos įvykių vaikai, buvo Sąjūdžio vaikai ar nepriklausomybės vaikai. Aš manau, kad dabar tą kartą galima jaunimą pavadinti tokią pragmatiškesnė, akademiškesnė, bet tuo pačiu tokia socialiai jautresnė ir atsakingesnė. Nes, aišku, dėka informacinių technologijų jaunimui tikrai ne tas pats, kas vyksta aplinkui. Jie linkę esant reikalui ir mobilizuotis, ir sudalyvauti akcijose, ir patys pareikšti tam tikras iniciatyvas ir jas išpildyti. Todėl tikrai, sakykime, iki iniciatyvų įgyvendinimo užtrunka, aš manau, daug trumpesnis laikas. Sakykime, VDU ir KTU atstovybės kreipėsi dėl studentų skvero. Praktiškai buvo įgyvendinta idėja per vasarą, tik tai per 4 mėnesių. Kreipėsi Nikokos festivalio organizatoriai, kurie pasiūlė įspūdingais grafiti papuošti atskiras miesto erdves, kaip Dainų slėnį, sakykime, išmarginti laiptus ar tam tikras apleistas miesto vietas papuošti įspūdingais piešiniais. Vėlgi užtruko pusmetį, kol buvo suorganizuota. Taigi bendromis pastangomis galiu pasakyti, yra svarbu ne tik tai išmesti, iškelti idėjas, bet ir jas realizuoti, ir džiugu, kad yra tokio jaunimo, kuris nėra užsidaręs vien mokyklose, universitetuose, ne vien tik tai gyvena tą mokyklinį, gatvės ar universitetinį gyvenimą, bet tuo pačiu bando eiti koja kojon su miestu, reaguoti į miesto aktualijas, būti neabejingiams ir miesto iššūkiams ir problemams.